Labą dieną. Mūsų pašnekovas Gintaras Serafinas, žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius. Prasidėjo nauji mokslo metai. Ir vėl mes pilni vilčių ir iliuzijų. Ir tikrai kažkaip saulė šviečia ir atrodo, kad viskas bus geriau. Ar yra geriau, ar nelabai geriau? Kokia ta situacija švietimo? Tai daugelįpė labai matot, žiūrint į visą švietimo sektorių, mes matome, kad yra ir bendrojo lavinimo mokyklos, ir profesinės mokyklos, ir kolegijos, ir universitetai, ir mokslo įstaigos, ir visos jos labai skirtingai žingsniuoja. Tai gal labiausiai sklandžiai šiandien atrodo universitetai. Paradoksalu, jie buvo mažiausiai reformuoti per paskutinius 4 metus. Jie ramiai gyvuoja, bet tai nereiškia, kad kažkas pas juos blogai. Tai studentų skaičiai auga, kokybė auga, dėstytojų atlyginimai didėja ir tai ir natūralu, kad ir pasitikėjimas didėja. Tai matot, galima sakyti, kad yra gražių, kuo mažiau sujaukties, tai ir rezultatai gražus. Kitose sektoriuose viskas konkuliuoja, matot, kadangi visko užkurta buvo per paskutinius 1,5 metų, bent jau bendrojo lavinimo mokyklose labai daug. Ir nuo dalies savo tų butaforinių reformų jau ministerija pradeda atsitraukinėti, bet dalį naujų paleidžia, tai tas ir sukasi sumaišties laivelis, jis taip vijurku. Tai mūsų laukia, vis tiek prasidėjo rugsėjo 1, sugužėjo vaikai ir mokytojai į mokyklas ir matome, kad trūktų žodžių ir vėl iš pradžių nėra pas mus vadovėlių svarbių disciplinų. Šnekuosi su mokiniais, 12-okai neturi matematikos ir kitų svarbių disciplinų vadovėlių ir neturės visus metus. Bet Gintarai, pasakykit, 33 nepriklausomybės metai, atrodo, esam normali, demokratiška vakarų valstybė. Taip objektyviai kalbant, kaip gali būti, kad 21 šimtmečio vos ne vidury valstybei, nedideliai tokiai valstybei sudėtinga misija kažkokiu būdu išleisti tinkamus vadovėlius piliečių vaikams? Nėra ypatingai sunki misija. Bet jų nėra tų vadovėlių. Taip, todėl, kad buvo lekiama kaip akis išdegus ir nežiūrint. O tai kam? Kur čia mes lekiam? Norim pasirodyti, norim parodyti, kad mes esame reformatoriai, norim parodyti, įsisavinti pinigus už naujas programas, mes daug ką norime ir negalvojame, kaip su tuo reikės dirbti mokykloms, mokytojams ir vaikams. Tai kadangi paskelbtos naujos programos ir pinigai ES jau įsisavinti, ir paskelbta visų dalykų, visų laidų, visų koncentrų klasėms naujos ugdymo programos. Tai prie geriausių norų nei vadovėlių kūrėjai, rašytojai, nei leidyklos nespėja visiems ir 2-okam, ir 5-okam, ir 9-okam, ir 12-okam parengti visų dalykų vadovėlių. Todėl išstrigimas, o kažkokio, tarkime, prašymo, kad paskubėkite, brangieji, su matematikos, su lietuvių kalbos, fizikos ir kitais vadovėliais nebuvo. Ministerija sakė, čia rinka pati susitvarkys. Nevyko taip, tai mes dabar tiesiog srebiam pasiekmes. Tai yra, pas mus visur yra nepasirengimas. Chaosas kažkoks ir nekompetencija ir, nežinau. Milžiniška, bet matot, ta nekompetencija, matot, jinai keičiasi tie ministerijos vadovai, keičiasi klerkai, bet jie neatsitraukinėja, jie yra užsispyrę ir arogantiški. Jie tokiu atveju nusprendėm, taip ir bus. Ir, pavyzdžiui, dabar mes mažai šnekame, kas laukia mokyklų ateinančių metų vasarą. Tai ten bus toksai kolapsas, kad mes sproginėsim tiesiog ir sakysim, o kas čia atsitiko, kodėl čia taip niekas nebuvo informuota. Aš dabar sakau rugsėjo mėnesį, kad birželį bus baisu mokyklose, nes į visą birželį yra sukelti visi egzaminai ir ten buvę tarpiniai. Tai įsivaizduokit, jeigu vyksta, tarpinis arba egzaminas, mokykloje negali būti mokinių. Jie vyks kasdien
Tai o birželį turėtų vaikai mokytis, pavyzdžiui, ten penktokai, šeštokai, septintokai, aštuntokai, devintokai, dešimtokai. Jie į mokyklą negalės eiti, tai kur jie mokysis? Po medžiais, laukuose, aš neįsivaizduoju. Ir vėl neapgalvota, ir vėl nepasirengta, ir vėl mes trenksimės į sieną, ir vėl atsistosime gavę į kaktą nuo 55 to paties grėblio ir sakysim, kas čia vyko? Nu va taip, va, pas mus vyksta. Bet čia kaip Vasarą, pakišta kiaulė ateinančiai valdžiai, jeigu jinai keisis. taip, Nes taip, ne viena kiaulė, tai va, jau man nieks atrodo, neatsimins, kas čia buvo tie ministrai, ministrės nes jų ir taip niekas nebeatsimena, nes jų nepažįstame, mes nežinom, kas tai per žmonės, nežinom kaip politikų daugelio, nes jie net nebuvę politikai užima tuos įtakingus postus. Tai tai vyko kaltų nebus. tokia didelė profanizacija, jūs teisi, mėgėjiškumas ir daugybė eksperimentų su vaikais. Tai yra ypatingai blogai, kai yra eksperimentuojama su jaunais žmonėmis. Jie ateina ir visada neiškumas mokyklai. Visada. Nu, ir jie nežino nei kur jie eina, nei kur juos veda, nei kam jiem ruoštis. Amžinas toksai sutrikimas, pasimetimas, tai labai vaikui kelia neapibrėžtumo jausmą ir stresą. Tai mes jiems tą pasiūlėm. Jau antrus metus tą siūlom. Man tai gaila tikrai šių laikų vaikų. Bandyti išgyventi tokio chaotiško audros zonoje, plaukiant, kažkaip laikantis, iškišus galvą virš vandens ar kaip. Taip, ir dar, kad per maža nepasirodytų, tai dar mes dabar tą įtraukiojo ugdymo reformą su jie čia visai startuojam. Tai Tai kas čia čia dar vyksta iš tikrųjų? Lyg ir kaltinama visuomenė, tėvai, kad jie tokie niekšai, nejautrus, jie nenori pripažinti tų kitų vaikų ir jų integruoti, bet ko gero taip nėra. Tai kur čia šuva pakastas? Kas čia blogai? tai jau 45 kartą galiu pakartoti, kad tai yra dar viena neparengta reforma. Tiesiog net ir premjerė Ingrida Šimonytė pripažino, kad silpnai parengta, kad blogai, kad bus problemų, bet vis tiek darom, leidžiam, važiuojam. Esmė yra tame, kad tiem vaikams su specialiaisiais poreikiais, kad jie ateitų į mokyklas, į visas, kaip dabar yra apibriešta, yra nepasirengta, tiksliau pasirengę yra maždaug trečdalis mokyklų. Kitos ne. Kitos tai neturi pagalbos specialistų, jos nori jų rasti, bet neranda. Mokykla, pavyzdžiui, nori rasti psichologą, specialų pedagogą, socialinį pedagogą, mokytojo padėjėją, bet jų neranda. Ne dėl savo kaltės, bet jų arba nėra, arba jie į tą regioną ir tą mokyklą nevažiuoja. Bet ji privalo priimti vaikus visus ir tada, kai yra nepasirengta, tai kentės visi. Ir tie vaikai su specialiaisiais poreikiais, ir tie vaikai, kurie tų poreikių neturi, ir mokytojai, nes pagalbos neturės, ir mokyklo administracijos, ir tėvai bus pikti ir nelaimingi. Ir aš jau dabar šnekuosi su šeimomis, kurios turi vaikų su specialiaisiais poreikiais, tai jos tikrai nėra patenkintos tuo, kas dabar vyksta, jos nusivylę, liūdnos ir piktos. Tai, matot, kur mes atžingsniavome, kai, teoriškai sukuriamas kažkoks modeliukas ministerijos kabinete, pasako, kad mes čia norim pasirodyti prieš ES, kokie mes čia esam pažangus, nors kai kurios valstybės jau nuo to atsitraukinėja, turiuomenį Daniją, Vokietiją. Paimami pinigėliai iš ES milžiniški 150 milijonų eurų, ir juos savinamės. O kur tie pinigai, kas čia už juos nuveikė? Čia įtraukiojo ugdymo reformai įgyvendinti. O tai kas padaryta konkrečiai? Tai čia, viskas. Tai tuos samdyti mokytojus, psichologus, pagalbos specialistus, rengti visokius kabinetus sensorinius ten tiem vaikams su specialiaisiais poreikiais, rengti priemonės, individualizuoti užduotis. Bet tai ar vyksta iš tikrųjų? Tai, sakau, dalyje mokyklų, trečdalyje yra įvykę, jos yra pasirengę, jos seniai jau buvo pasirengę, nes jos su tuo dirbo ir jos turi įdirbį 10-20 metų šitoj srityje, jos rengia tuos vaikus. Tai neišmintinga buvo užkabinti šitą naštą visoms mokykloms, taip pat ir toms, kurios nepasirengusios. Jau galėjo visai žingsniuoti ir toliau, kad mokyklos, kurios yra pasirengusios priimti vaikus su specialiaisiais poreikiais, jų laukia, kviečia, priima, tarėsi su šeimom,
O dabar ne, mes Gauna pasakėm, didesnį finansavimą, gauna daugiau specialistų parengtų, gali samdyti, brangiau apmokamų, ko gero, nes tokiais vaikais dirbti yra tikrai sudėtingiau turbūt. taip, na, Tai bet turi nu, būti brangiau apmokama. nepražiūrėta ir tokiu atveju mes, nu, dar kartą dėsimės į sieną ir paliks dabartinė valdžia didelę naštą ateinančiai, nes jau jai reikės rėpti, aš neįsivaizduoju, žinokit, dabar yra tokia, kaip ir jūs minite, chaotiška situacija švietime, kad nežinau, koks čia Saliamonas turėtų ateiti ir viską sutvarkyti, kiek yra pridergta, nu tiesiog privelta. Tai čia ne viena šita, na mes žiūrėkit, šnekame apie tai, kas laukia vasarą, šnekame, kad vaikai be vadovėlių mokysis, šnekame apie traukiojo ugdymo reformą, šnekame, kad ten dabar tas tinklo reforma vyksta ir ministerija atsitraukinėja, kad ten turi būti 11-12 klasė 21 vaikas. Mes šnekame net apie tas reformas, jau ministerija Šiugždinienė pati ėmėsi ir inicijavo reformą, kad vaikai, kurie, tarkime, 10 klasėje neišlaikys pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų 4 balais ir daugiau, negalės eiti į 11 klasę. Ir šią vasarą jinai pati inicijavo šitą teisės akto atšaukimą. Nu, čia jau net nebejokinga, žinau, kad čia yra, nu, parodija absoliučiai. Pats inicijuoja, pats priima, pats skelbia, kad pasiruošta, o paskui atšaukia ir sako, nepasirengta, sukels šaršalą ir pasipiktinimo bangą visuomeniai. Aš galiu patvirtinti, Gintarai, jūsų tą kalbą apie įtraukųjį ugdymą. Kaip tik vakar paskambino dukra mano iš Vilniaus ir leidžia 2 berniukus į mokyklą. Leido pernai, jau ten pernai toj mokykloje prasidėjo tie procesai. Vaikai labai gerą, beveik prestižinę mokyklą ir buvo labai laiminga. Ir paskui iškart suprato, kad kažkas ne taip. Auklėtoja buvo labai gera, visa kita. Tačiau toj klasėje anot jos buvo 6 vaikai, tie problemiški, kurie buvo tie įtraukėjai. Ir tie vaikai visi 6 buvo agresyvūs. Jie per pamokas mėtėsi kėdėmis, triukšmas nuo 8 iki 2, kiti vaikai pareidavo skaudančiom galvom, mokytoja apsiverkė auklėtoja ir išbėgo ir išėjo iš mokyklos. Ir ta mokykla dabar jau nebe prestižinė, pusė mokytojų išėjo. Nes mokytoja sako paprastai, nu aš negaliu atlikti savo tiesioginio darbo, aš negaliu mokyti. Nes aš turiu, vat, gerai, kai sėdi vienas vaikas ramus, turintis problemų ir kažko užsima, bet jeigu yra 6, kurie iš vis siautėja, tai ta prasme jau čia darosi tikrai, nu iš tikrųjų, kai pagalvoju, nebejokinga. Tėvai nežino, ką daryti. Galiausiai jų vaikai sako, mes išmokom nebekreipti dėmesio į anuos vaikus. Tiesiog, kai jie priekabiauja, mes nebeatsisukam. Tai aišku, irgi išgyvenimo mokykla, bet kodėl mes tiem vaikam čia tos išgyvenimo tokius sudėtingus mes nežinom, ar mes patys išgyventume tokiam sąlygom. O mokymasis šiaip tai turi teikti malonumą. Tai nėra lažas, tai neturėtų būti kančia. Niekam, nei mokytojam, nei tėvam, nei vaikam. Apie tos vaikus mažiausiai ir galvojama yra, tai dėl to šeimos ir yra be galo nusivylusios. Kai sukuriama reforma ant popieriaus ir iš vis nepagalvojama, kas laukia tų, kurie ją gyvendins ir tų, kurie su jie gyvens, tai tada kenčia visi ir tada jau ministerija neprisiema atsakomybės. Tada jis sako, žinot, kalta čia mokykla, mokytojai. Savivaldybės ministrė sakė kaltos. Visi kalti, savivaldybės, o be to yra pasaulinės problema. Tai pasaulinė problema yra teigiama, kad mokytojų trūkumas, tai suprantat, tai galiu pasakyti, kur yra pasaulinės problemos, bet ar tai yra pasakius, kad tai problema pasaulyje yra priežastis nieko nedaryti, tiesiog pasakom, kad stinga mokytojų, stinga psichologų, stinga pagalbos specialistų ir toliau nieko nedarom ir sakom, nu, žinot, pasaulyje čia viskas keičiasi. Mokėkit mum atlyginimą, mes čia sėdim, kad pasėdėt, nu, ar prieiti prie srautų, ar kaip čia. Kalbant apie mokytojų trūkumą, tai ministerija iki šiol nieko ir nedaro, išskyrus stipendijas. Bet tai neveikia, nes jau matom kelis metus, tai atsiranda ten vienetai tų, matot, į pedagogiką jaunuoliai gal ir stoja, bet į tą tokią mėgiamą pedagogiką, pavyzdžiui, kūno kultūros, menų, pradinukų, tai ten nėra trūkumo.
bet kad stotų kažkiek padidėjimą matytumėme į matematikos, fizikos, chemijos, informatikos ar kalbų pedagogiką, tai nematome nieko, vadinasi, dabartinės priemonės neveikia, o ministerija nusiplauna rankas ir sako, kad tai yra savivaldybių rūpestis. Įsivaizduokit, Kelmė, Rokiškis, Biržoje ar ten Jurbarkas, jie patys kažkaip turi pasirūpinti mokytojais, iš kažkur jų pasirengti ar susirasti. Tai tos savivaldybės dabar jau perėjo į tokį lygmenį, kad siūlo vis daugiau, didesnės algas, vis daugiau bonusų, vis daugiau ten priedų, premijų, pavėžėjimo išlaidam kompensuoti ir panašiai. Jos kelia tas išlaidas, bet problemos tai nesprendžia, nes tų žmonių tai vis tiek nėra. Jos tiesiog viena iš kitos vilioja, bet žmonių jų nedaugėja. Tai palaukit, o kas vilioja? Tai gal privačios mokyklos vilioja irgi, ar kaip čia Tai jos? visi vieni iš kitų nebesirengdami priemonių. Tai šiandien kaip tik šnekėjau su dviem mamom, tai šiuo metu vienoj prestižiškiausių mokyklų Vilniuje mergaitė 12-okė guli lovoje ryte 9. Mama sako, atsiprašau. Ai sako, nėra matematikos pamokos. Sako, kodėl? Mokytojos nėra. Matematikos. Tai ilgai tai bus, nieks nežino, nerandam direktorius. Tai įsivaizduokit, kokioj padėty palikti mokyklų vadovai ir šeimos. Ir ministerija nusiplovus rankas, direktoriai vaikšto su marškinėliais po paplūdimius, ieško. Ar matėt marškinėliai užrašyti? Matė. Mes, čia žiūrint, tai prasme, iš normalaus pasaulio akimis, tai mes čia nežinau, kokį lygį pasiekę esame. Juodasis humoras tikrai jau ne kitaip. O iš tikrųjų tai ką, man teko girdėti, kad paskutinį kartą dabartinė ministrė tai pareiškė, kad vis tiek koks nors vienas fizikos ar matematikos mokytojas mokykloje yra. Tai jis galėtų visus ir pamokyti. O kita mintis buvo, o tai galima iš vis nuotoliniu būdu. Tai mes galim paimti dirbtinį intelektą ir visiems vaikams į namus ištransliuoti tas pamokas. Tai paklausai tokių dalykų ir tada galvoji, nežinia, kas yra tie ministrai, kaip jie čia. Čia tas yra neprofesionalumas aukščiausio lygmens, bet matot, jūs čia sakot, mokykloje turi būti. Rajone, suprantat, visam rajone yra vienas. Regione. Arba chemikas. Kai jisai važinėja per 4-5 mokyklas, tai jis ten komos būsenos dažnai. Ir čekiukų turi surinkti tik labai nedaug, nes už daugiau nieks neapmoka turbūt. Bet jie yra tapę, suprantat, jie viena vertus gal net ir uždirba nemažai, bet jie turi tokius krūvius, nes visam rajonui aptarnauti ir mokyti viso rajono vaikus. Tai yra nepakeliama tiesiog ir tie žmonės yra perdegę. Bet Gintarai, čia visos problemos turbūt yra susijusios ir sveikatos, ir švietimo. Čia yra regionų naikinimo problema, nes šalyje, kada nestiprinami, kada naikinami kultūros židiniai mažesniuose miesteliuose, tai ten neatsiranda žmonių, ten nereikia mokyklų, ten nebūna vaikų, ten nieko nebereikia, ten nebėra kur gimdyti. Ir tada taip viskas ir vyksta, tai mes ko pavirsim trečio pasaulio šalim, kur yra vienas mega miestas ir visi sėdi tuose kamščiuose ir ten apsimeta, kad gerai gyvena, o Lietuva tokia maža, tokia graži, tu čia tolygiai, kaip Vokietijoje galėtų gyventi žmonės visoje šalyje labai gerai. Ir tie mokytojai šiais laikais, ypač po tų pandemijų, kai visi suprato, kad galima gyventi ir miške, ir gali nuotoliniu būdu daug, kad tiesiog mielai turbūt keltųsi į mažesnius, gražius miestus ar miestelius, jeigu ten būtų sąlygos gyventi, kvėpuoti grynų orų, neturėti per didelių klasių, o turėti mažesnės, daugiau dėmesio kiekvienam vaikui, kad būtų galima skirti. Bet tai tos nėra net tokios krypties iš tikrųjų, atvirkštinė yra. Tai priešinga kryptis, jūs teisi, nes kažkas sėdėjo ministerijoje, nusprendė, kad vyresnėse klasėse turi būti ne mažiau negu 21 vaikas. Jeigu yra 18, tai vadinasi, jau ugdymas yra nekokybiškas, o jeigu 21, jau kokybiškas. Tai suprantat, sėdi kažkokius teorinius modelius stumdo, kažkokius skaičius užrašinėja, nuo gyvenimo tai labai toli ir iš vis negalvojama apie tuos vaikus regionų, apie mokyklas regionų. Tai kaip jūs ir sakote, jeigu mokykla buvo 12 klasių turėjo nuo 1 iki 12, o dabar jau jie uždaro
11 ir 12 klasę, tai jinai toliau nyks, tą Taip. mokyklą uždarysim ir tada uždarysim ir miestelį. Ir taip vat mes žingsniuojame tuo keliu ir tos vat pastarojo laikmečio pokyčiai vienaip ar kitaip liečia maždaug 70 mokyklų, tai ir tiek pat miestelių, tai daug miestelių, ar ne, kai iš viso Lietuvoje yra 350 gimnazijų, o 70 nori užlankstyti dėl to, kad juose per mažai mokinių. Nežiūrima į kokybę, žiūrima į kiekybę. Įsivaizduokit, rodiklis mokyklai gyvuoti yra kiekybė Lietuvoje. Gali ten rengti tuos vaikus kaip nori, gali jie puikiai laikyti egzaminus, gali stoti į aukštasias, 80% mokyklos vaikų, niekam tai neįdomu, nėra 21 vaiko viso gero. Va toks yra požiūris. Tai yra O mūsų šiaip labai dabar sudėtinga susigaudyti, koks valstybės yra kokia kryptis. Ar geras visuotinas valstybinis išsilavinimas bendrasis, ar privatus, kur čia ta mūsų kryptis, ar tas privatus, kaip pas mus būna viena koja, viena ranka įkištas į valstybės biudžetą, kita ranka į privačių žmonių kišenės. Kur čia tas gėris, į ką čia mums orientuotis reikėtų ir kaip su tuo lygybė prie pradinio starto vaikų, tada kur čia tas elito, kur ne elito, kaip čia dabar, ar yra kažkokia valstybės kryptis? Kur mes dabar esam? Matot, dabar, ką mes jaučiame, tai ministerija nori kuo mažiau duomenų teikti visuomeniai ir šeimoms, kad jie kuo mažiau žinotų. Pačios ministerijos klerkų ir vadovybės vaikai ėjo ir eis į geriausias mokyklas, nes ministerija jie žino. Tuo tarpu kiti nežinos, nes sakoma, kad turi vesti į mokyklą prie namų ir visos mokyklos yra geros ir visos yra lygios Lietuvoje. Taip yra kalbama, konkrečiai viceministras šiandien taip kalbėjo. Tai šeimos supranta, kad tai yra kliedesiai, jos tada galvoja, kaip gelbėtis. Tai viena išeitis yra vesti vaikus į privačias mokyklas, todėl besimokančių juose skaičius auga. Dabar mes turime 920 mokyklų, iš jų 100 yra privačios. Ir jeigu prieš 10 metų privačiose mokyklose mokėsi mažiau negu procentas vaikų, tai dabar 8%. Tai matot, šeimos daro išvadas. Antra išeitis - ieškoti savo vaikui bet kokiu atveju mokyklos geros ir samdyti korepetitorius. Tai korepetitorių firmos po šios vasaros jos guli tiek persisotinusios viskuo. Padaugėjo mokinių ten, jeigu seniau ateidavo tipiškai 12-okai į korepetitorių firmas. Tai dabar ir 11-okai, ir 10-okai, ir 8-okai. 8-okų korepetitorių firmose padaugėjo 4 kartus. Tai matot, ką valstybė daro ir kaip tėvai reaguoja. Bet tai čia yra išsigimimas, nes tas pats ir sveikatos srity. Mokam didžiulius pinigus ligonių kasom, tada mokam privačiai, tada mokam grinais, tada mokam per kasą ir mokam visi 3-4 kartus už tą patį ir tarsi kuriama specialiai tokia sistema. Bet apie vaikus kalbant, jūsgi tikriausiai geriau negu bet kas žinot, nu tai tie vunderkindai nebūtinai turtuoliams gimsta, ne? Tai kur ta situacija? Ar tas, kas turi daugiau pinigų, turi ir daugiau proto ir jo vaikas protingesnis, nes gali tą geresnę mokyklą? O tai ką daryti žmonėm, kurie labai gabūs, bet neturi už ką? Tai matot, vis tiek ir mokantis mokykloje, valstybinėje, turime tikrai nuostabių valstybinių mokyklų, ne visas, bet turime keliasdešimt, kurios sukūrė geras sistemas, turi puikius mokytojus ir ten ir atmosfera gerai, ir santykiai geri, ir akademiniai pasiekimai puikus, viskas yra gerai. Tai ir kiekviename rajone yra gerų mokyklų. Negalima sakyti, kad jos visos susispietę tik tai Vilniuje ir Kaune. Ne, žinokit, matosi, kad ir Mažeikiuose, ir Kėdainiuose, ir Palangoje, ir daug kur yra nuostabių mokyklų. Tai tokiu atveju, net jeigu vaikas ir finansiškai gyvena sunkiau, dažnai mokytojai, jie yra geros širdies, jie nori padėti vaikams ir jeigu mato talentingą žmogų ir jeigu mato, kad jis kabinasi, tai mokytojai net be pinigų tiesiog kviečiasi, tai tokiam vaikui tai reikia tik pačiam parodyti iniciatyvą ir entuziazmą. Ir mokykloje ieško dažnai tie tokie talentų kalviai
tų vaikų tik reikia, nu, vat, prisišlieti prie kažkokio mokytojo, kuris išveža į kitą aplinką, į olimpiadas, rengia, parodo daugiau, plačiau gyvenimo. Tai bet kur, ar tu gyveni Raseiniuose, ar tu gyveni Kėdainiuose, ar tu gyveni Lazdijuose, galimybė šiais laikais vaikas susirasti gali su bet kokiom pajamom. Tik tai žinoma, nu, korepetitorių samdyti sunkiau, bet tokiu atveju mokyklose vyksta pagalbos teikimas ten po pamokų, yra vaikai gabesni, kurie padeda kitiems vaikams. Tu gali ieškoti pagalbos įvairios ir tai nėra atmetama, tai nėra, kad mes čia, žodžiu, savo vaikus nurašom. Bet valstybė nepadeda. Valstybė turėtų kaip tik padėti ir organizuoti tą, ne, iš tikrųjų. Tai kas turbūt svarbiausia, nepraraskime žmoniškumo, kaip tie mokytojai, kaip daugybė kitų žmonių, to žmoniškumo turbūt mažiausiai matome valdžioje, dėja. Na, matot, tai mokyklos ir metė kreipti dėmesį į tai, kas vyksta tam toj ministerijoje, į tas nesibaigiančias reformas, kurios neparemtos. Jos tiesiog savyje kuria modelius tokius, kurie pas juos pasiteisina, savyje kuria mikro geras mokyklas. Ir Tai joms vat jas ir turėtų ministerija žinoti ir iš jų daryti kažkokias išvadas ir taikyti bendrai turbūt kažką panašaus. ne, ministerija pas mus kitam išmatavime, jie nori, kad Kitoj dimensijoj. niekas neviešintų blogesnių mokyklų. Ji nori, kad niekas nieko nežinotų ir manytų, kad visos mokyklos yra vienodos. Ji to nori. Tai Bet tai skamba- nes, nu, vienodo dviejų žmonių nėra, apie ką mes kalbam čia, kas čia per. Nu, jinai tada pradeda sakyti, kad mokyklos jaučia nuoskaudas, joms sunku, jos Nu, negali. tai čia demagogija, gali išvedžioti kaip nori, ne? Tai Paskui. mes jau žinokit, nu, mes vis tiek matom, kas vyksta, matom, kokie pokiliminiai ir užkulisiniai žaidimai vyksta ir matome, kaip nešvariai elgiamasi. Tai mūsų politikai, mėgsta versti skūrą, mėgsta negalvoti apie vaikus, mėgsta su savo interesais prasisukinėti, mėgsta į pirmą vietą statyti ES pinigų įsisavinimą švietime, o ne vaikas pirmoje vietoje ir ne šeima ir ne mokytojas. Kągi, Gintarai, padėkime juos į vietą. Rinkimai po mėnesio. Ir duok Dieve, kad mūsų ministrais būtų tokie žmonės kaip Gintaras Sarafinas. Ačiū. Nepamiršk. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.